Kokia problema pas tavai yra? Taip, mano mamą sumušė labai brolis. Tavo brolis. Taip, Mama. taip. Už ką sumuši mamą? Mamai, tu tokią rūkytę duodi. Taip, aš nemeluoju. Dievas man tegu. Taip. Tai tu nori, kad, kaip sakyt, su to Taip, išsiaiškinsiu. ir mes norim išregistruoti. Ar galima nekur nuvažiuoti, kad išregistruoti? Iš šito namo, neišregistruoti. Taip, išregistruoti. Supratau. Na. O dažnai mamą muša? Taip, dažnai. O jei šunkulį sulaužys nabagį, viską, mama. O tu neapgini mamos? Nu, į mane mušo, rūkyti liepė. Ir tave muša? Taip, va, mama, mamytė. Nu, tai jūs, kaip sakyt, sunus muša, ne? Taip, Muša. taip. Va, jie pareinu. Va, aš, va, šit. Koks vardas? Agidį. Va, Egidijau, tai... va. 24 valandas. Nu, Egidijau. Va, ką aš sakyti? Ką nori? Egidijau, žiūrėk, sako brolis, kad mamą Taip, mušai. taip. Taip. Kaip čia yra pasakyti? Visą gerą, aš jums pasakysiu. Mušai, mama mušai. Aš, Eik, ten. taip. Rūkyti neduodi. Stukit, kėdį sudaužai. Eik, Rodys, viską tegu filmuoji. eik, Tave išveš. eik. Jūs nori mane veškit. Bet Egidijau, tai tikrai tu atrodo toks nieko žmogus muši mamą? Mamo, Aš taip. nemušiau. Tavo šunkulį buvai laužęs. Uda skauda. Eik, Aš tiesiai šviesi. eik, ten. Taip. Aš tau kiek galėjau pagelbėjau. Dink čia. Mamo sulaužė net skaudavo čia va net šunkulis. Aš nebijau. Pasdaužė tas. Aš tau nesidaužiau. Mušei, vakar tarkiai, Vakar daužiau. mušei, mušei mamą, mušei. Muša jūs. Taip, Taip, muša, va. Šitas sunus. taip, Taip. Ai, tu. o teisybė. Ai, tu gerai padarai, tu man. A tu kur dar ką pats Man prieš teismą gerai padarai. Egidijau, ateik. Egidijau, žiūrėk. Broli, nuim galvą ir Dingi čia. Dingi čia. Dingi čia. Man atrodo, vaikai neturi teisės mušti savo tėvų. Taip. O kodėl aš mušu? Skauda Jie va čia patys dabar, yra va. sumušę. Aš galiu atsiklaupęs. Dievo, prašai. Tikrai to mušai. Jūs cigarečių prašai. Dabar tu man tau patinka. Man gėda tiesiog. Egidijau, ateik. 60 metų atgyvenau, nebuvo. Jėzus Marija. Eik, ten. Taip. 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 Kur jis, tuoj pabėga. Kaip įdėjai? Šiandien išgėrė, pasakyk. Man, ateik čia. Man girdi. Va, prašau. Va. Palauk, Egidijau, palauk. Čia mano Palauk, yra. pažiūrėsim, ką parsinešti. Čia mano yra. Tai čia alus negalima gerti augi. Gerai, čia mano yra. Atneš, parodyk, kur neši. Taigi sakai, nebegersi viskas, būsi rimtas vyras. Gerai, aš sakau, aš niekam blogo dabar nedarau. Bet aš pažiūrėsiu, kokį alų gerti. Tai palaukit, tai jūs dabar pasakykit, kuo aš dabar blogo padariau. Tai aš nesakau, kad blogo, aš sakau, kad negalima gerti. dabar Aš blogai sakai. nesimušu. Tai, o gersi? Gersiu paskui. Nu. Na gerai, mama leidžia Bet gal aš gerti. nesimušu. Alų mama leidžia gerti. A tai kas aš drausiu? Leidžiu, Saugusi vyrai, mažam vaiką į užpakalį gali užmėti. A tokia. Nu. 40 metų vyrai. Nesipykstu. Aš nesipykstu. Aš Bet alų po tą padušką, man atrodo, dažnai pakavoja, ne? Ne, tai aš savo pasidėjau, nu. Jėzus Marija. Tai jūs, mama, sakykit, jūs dabar ko jūs norėtumėte? Dabar sakot, Ko norėtum, mama? Tegul mane palieka ramybė. Ramybės. Egidijau sės, koks vyras dabar jau sėdė. Palieka ramybė. Žiūrėk, dabar vienas yra, tai žiūrėk, tu manęs dabar paklausyk, yra vienas vienintelis būdas. Atsiklauk prieš mamą ant kelių ir Jau viskas. nerodys niekad. Nu, Atsiklauk kur kelią prieš mamą. Ten gali pa... Eik, mama. Nebijok. Na, Nu, atsiprašyk, mama. atsiprašyk. Jau prisidariau. Persikvietei. Nu, jau nekipim. Nelieka daugiau. Все, viskas. Viskas. Va, Viskas. viską negirdėjai, koks geras.
tikrai darbininkus dirba. Ne, tos megos nebuvo, tai viskas. Tai čia viską tai jo draugė. Taip. Viskas? Va, Atleidžiat savo sūnui? atleidžiu, tiksliai. Atleidžiu, tikrai. Atleidžiu, viską atleidžiu. Bet dabar paskutinį. Tu supranti, kad prieš mamą rankos negalima kelti. Aš dabar nepuolu. Tai ši dabar nepuolė, bet vakar puoliai. O už vakar galbūt Gal puolė. vakar susijimušiu. Bet Negalima. aš šitus supranti, valgus. Aš matau, kad tavo... Jie sudaužė. Nesvarbu. Šonkulis. O tai- Iš šiandien aš pats gyniau prieš brolį. Jėzus Marija. Nu, vakar taigi, gal tai padariau, gal tu. Bet šiandien tikrai aš to nežadu daryti. Aš tikrai O tai nepuolu. kas mamai šonkolį sulaužė? Ai, tai mes senai buvom susiję. Nu, bet negalima su mama muštis. Ar tu supranti vieną paprastą dalyką? Atsiprašau jūsų. Jeigu Egidijus dar kartelį prieš jūs pakels ranką, jūs nieko nelaukdama skambinkit mūsų pagalbos telefonu, mes tikrai iš karto atvažiuosim. Jau tada jau, kaip sakyti, ne vieni, o iš tikrųjų galbūt su policija. Ir tiesiog sutvarkysim tą jūsų sūnų. Ir jūs nebūkit, aš matau, kad jūs esate gera moteriškė ir kaip kiekviena mama savo sūnus gina. Aš negaliu televizorių žiūrėti. Tai jūs žinokit, nenusileiskit ir ne vienas sūnus neturi teisės jūsų mušti. Vaikai negali prie savo vaikus pakelti rankos. paskutinius. Neverkit, bet čia žinokit, kaip sakyt, toks matyt likimas ir tenka taip kentėti, ar ne? Užėjusius vaikus. Viduras labai tvarkytas. Jie taip padeda labai. Ir du mūsų labai geras. Dabar aš jums palinkėsiu sėkmės ir tvarkykitės Ačiū kaip su labai. tais savo sūnumis. Ačiū. Viskas tvarkoja, laikykitės ir kaip sakyt, Labai ačiū. spustelsiu ranką vyrišką tvirtą, žiūrėk, mažiau gerk, mažiau muškis ir tvarkos laikykis. Nežinai, kas bus, jeigu atvažiuosim dar kartą. Jeigu atvažiuos. Klausau. Vešim pasivažinėti, jeigu teks dar atvažiuoti. Gerai. Gerai? Viskas, žinokit, prisižadėjo Egidijus, kad sakė tikrai daugiau. Nesimušam. Viskas. Ir daugiau nesikėtėsi, aš narbos ieškau darbą. Aš tau sakiau, nereisiu niekur. Niekad. Okay. Viskas. Žiūrėk, augis eina atsigul. Nepulkit dabar to savo vieno broliu. Brolis atsiprašė mamos, mama atleido. Sakė, jeigu dar kartą muš, mama pati iškvies ir mus ir policiją kartu. Dabar jums irgi biški ramybės ir tvarkos reikia išnešti. Nereikia, kad čia ant viso kaimo, nes ir mamai ramybės reikia, supratot? Tau gūti reiktų geros, kaip sakyt, bobos, kad tave biški paimtų už kakliukų ir irgi palaikytų. Man 30 metų tik. Kiek, 32 tau? Nu. Tai ko Noriu, moteris kad net... susirastų. Pagalbos prašysiu, kad merginas negerčiau. Prašyk į kamerą, dabar stebė tave daug moterų. A kaip prašyti? Nu prašyk, kaip moki. Aš nemoku jaunos, kad jaunos. Tai kokios tau reikia? Nu jaunos, nu vardas koks, nu. Ar 30 metų, kad. Kad būtų moteris. Nu, Kokia dar turi būti? labai noriu aš. Nu, apsiženit ir laimėti, kad negersiu nieką žmonai. Darbo gal gaučiau, kur negaučiau. Mamai biški irgi ramybės. Taip, Senatvės nori ramybės. Jėzau. Sakau, Gal negert tada surasi? tai negerčiau. Ne. Jeigu aš surastum. Galiu numerį duoti. Numerį va. Čia dabar žinokit, stebė visos Lietuvos moteris. Taip. Dabar numerį sakyk. Sakyk savo numerį. Aš 6, 4, 6, 7, 2, 6, 6, 8. Nu ir ką to numerį dabar paskambinus moteris turi tau sakyt? Nu, aš nekėčiau. Tai ir tu nori susiras moterį. Man 34. O tau 30. man 32. Jis 82. Tai nori. Aš 80. Noriu aš man palikti ramybį ir negersiu ir su žmonu noriu apsiženinti. Ir tu taip nori. Taip, ir aš noriu. Noriu. Va. Ir niekada neturėjo? Ne. Jėzau, tos meilės nėra gavęs? Ne.
Niekada. Ne. Nu tai klausykit, jūs šitokie vienkartiniai atvejai ant Lietuvos. Nu tai va, tai prie viso šito reiškia, kadangi vienas brolis jau pasižadėjo mamos nemušti, tai dabar du kiti broliai išreiškia norą susirasti po žmoną. Tai va skambinkit. Va. Sakykit, moteris, skambinkit mums. Moteris skambinkit. Kiekvienas iš mūsų nueis savo kelią, kiekvienas iki galo, nors